Vidinė ramybė tai ne tyla aplink, bet tyla mūsų viduje. Jau iš pat ryto atsibudę galime pasirinkti resursinę būseną. Tam padeda gilus, sąmoningas kvėpavimas, dėkojimo maldos už tai, kad iš po nakties pabudome, kad pradedame naują dieną, kad galime atsikelti iš lovos ir nueiti į dušą, nusiprausti. Mėgaukitės kiekvienu vandens lašeliu duše. Būkite toje akimirkoje, tame momente, toje būsenoje, kurią suteikia vandens lašas, kurią suteikia prasidėjęs rytas. Vidinės ramybės mokytoja yra pati gamta. Todėl išeikite dažniau pasivaikščioti. Stebėkite medžius, stebėkite žolę, stebėkite besiskleidžiantį gėlės žiedą. Jauskite vėjo prisilietimą prie skruostų, saulės spindulio šilumą. Būkite tame momente, darydami lėtus žingsnius, prisiglausdami prie medžio kamieno, jį apglėbdami. Džiaukitės tai, ką suteikia gamta, paukščių giesmėmis, medžio šnaresiu, žolės kalba. Būkite, kiek tik įmanoma, gamtoje. Sėdę pusryčiauti, patraukite į šoną savo telefonus, patraukite į šoną laikraštį, išjunkite radiją ar televizorių, kad negatyvi informacija, negatyvios naujienos nesutrukdytų mėgautis pusryčių momentu. Geriau susikoncentruokite į gardų duonos kąsnį, į aromatingą kavos ar arbatos gurkšnį, į malonų pokalbį su sielai brangiu žmogumi. Vidinė ramybė tai jūsų stiprybė. Ji gali sukurti jūsų pasaulį šviesesnį. Papasakok po šiuo video, kaip tu atrandi vidinę ramybę.